Labas visiems. Pažiūrėsime, kas jūsų laukia ateinančias 2 savaitės. Kas jūsų laukia per ateinančias 2 savaitės? Kas laukia per ateinančias 2 savaitės? 5 kalavijai. Tai gali būti konfliktas, tai gali būti kova. Kas yra 5 kalavijai kolektyvui? Taurių tūzas. Kai kuriems iš jūsų reikės pakovoti dėl naujos pradžios. Kas yra 5 kalavijai? 10 taurių. Labai konkrečiai matau, atėjo laikas pakovoti už tai, ko norit. Už naują pradžią, kuri veda į kažkokią gražią, tolimą viziją. 10 monetų, atsiprašau žmonių, kad čia 10 taurių. Aš sakiau 10 monetų. Nauja pradžia. Kas yra taurių tūzas? Fortūnos ratas, wow. Iš kur yra taurių tūzas? 2 monetos. Imperatorienė. Iš imperatorienės. Taurių tūzą atneša imperatorienė. Jinai pradžioje abejojo, ar tai reikėtų siūlyti. Kad ir kas tai būtų. Tai gali būti tiesiog kažkokios meilės apraiška. Tai gali būti labai konkretus kūrybinis pasiūlymas. Tai gali būti atsiveriantis naujas kelias. Tai labai stipriai pakeis kažkieno gyvenimą. O kas yra 10 monetų? Į ką tai išsirutulios? Skeptrų pažas. Kvailys. Bokštas. 9 taurės. Kas eina po bokšto? 8 taurės. 10 kalavijų. O į kur veda fortūnos ratas? Taurių tūzas fortūnos ratas, nes toks jausmas, kad buvo planuota eiti viena kryptim. Ir tai atrodė gražu. Tai buvo stabilu. Tai buvo žaisminga. Tai buvo, galbūt buvo jaučiamas azartas. Bet tarsi jums einant tuo keliu, ties jūsų širdimi, ar ne 10 monetų buvo nukreipta į jūs, kažkas buvo šitame kelyje. Ties to pačiu tašku atėjo kažkas kitas.
davė pasiūlymą. Ir toks jausmas, kad tai yra skirta jūs pakreipti teisingą linkmę, nes ten, kur jūs ėjot, nebuvo teisinga. Ten jūsų laukia labai sunki pabaiga. Į kur veda fortūnos ratas? Skeptrų riteris. Kur veda fortūnos ratas? 9 kalavijai. Kalavijų pažas. Teisingumas. Saulė. Jo, kaip įdomu. Tas, kas atrodė savaime suprantama ir kad tai tikrai bus labai labai gerai. Tai grius. O tai, kas atrodė galbūt abejotina, labai stipriai pakeis gyvenimą. Daug kas pasikeis. Teisingumo balansas bus atstatytas ir išleis saulė. Pasibaigia, nežinau kaip čia dabar rodyti, pasibaigia senasis pasaulis. Kodėl prasidėjo nuo 5 kalavijų? Tai nėra gera energija. Kodėl čia yra 5 kalavijai? Šešios taurės ir 8 kalavijai. Kažką pančiojo praeitis arba praeities prisiminimai. Kokie tai buvo prisiminimai? Stiprybė. Monetų pažas. 4 kalavijai. Karieta. Jo, man atrodo, kad tai indikuoja kelią, kuris yra pasirenkamas dar neišgyjus iš kažkokių dūšios žaizdų. Ir atrodo, kad tai bus stabilu ir gera ir patenkins visus mano poreikius. Ir taip iš tiesų galbūt yra tam tikrų momentų, nes jūs esat sužeisti, jūs taikot, jūs ieškot tvarščio ir jūs tą tvarstį gaunat. Bet yra kažkas, kas ateina dalintis su jumis, kas ateina jums duoti nuoširdžiai ir tai stipriai pakeis jūsų mentalinę būseną. Atsiras balansas, kažkas parodys jums, kad balansas egzistuoja, kad laimė egzistuoja ir nereikia gyventi sužeisto žvėries amplua visą laiką. 9 taurės, jūsų noras yra išpildytas ir 10 taurių kaladės apačioj. Taurių karalius. Tai yra tai, ko jūs visada norėjot. Gali būti, kad buvo 2 keliai. Ir jūs nežinot, kuriuo keliu eiti ir galbūt klausėt patarimo pas mamą. Matau, kad galbūt mama abejojo jūsų pasirinkimais ir tai įnešė dvejonės jūsų apmąstymuose. Koks yra patarimas?
Kai kuriems iš jūsų reikės pakovoti už naują ryšį, naują santykį, kai kuriems iš jūsų reikės pasitraukti nuo praeities, tai gali būti draugai, šeima ir taip toliau. Tai nereiškia, kad jūs turit nutraukti santykį, jūs turit tiesiog įnešti sveiką atstumą, tam, kad galėtumėt priimti teisingą pasirinkimą savo gyvenime. Ir yra tarsi dvi alternatyvos, dvi laiko linijos, kuriomis jūs galite nueiti per šitas 2 savaitės. Pasuksite į vieną, atrodys galbūt labai stabilu, komfortabilu ir aišku, bet tai grius. Ir kita laiko linija yra į kurią pasukę galbūt galvosit, kad elgiatės nebrandžiai. Galbūt atrodys, kad yra labai daug nerimo, pergyvenimo ir čia reikia galbūt būdrauti ir saugotis. Bet iš tiesų tai viskas susidėlios labai labai gerai. Koks patarimas yra? 5 monetos, aš jaučiu, kad tai yra čia. Pasitraukti nuo to, kas labai labai kelia jums. Yra galbūt kažkas, kas naudojasi jūsų resursais. Yra galbūt įsipareigojimai, kuriuos primetėt savo tiesiog iš noro pasirūpinti kitais ir panašiai. Patarimas. 2 taurės. 9 monetos. 8 skeptrai. Komunikuoti ir žvaigždė kaladės apačioje. Komunikuoti su, jaučiu, kad imperatorienė. 9 monetos yra praktiškai tas pats. Nebijoti eiti į pokalbį. Nebijoti pasisakyti, nebijoti pasirodyti. Viskas bus okei. Jeigu jūs nepasitrauksit nuo to, nuo ko turit pasitraukti, visom prasmėm, fiziškai, psichologiškai, mentaliai ir taip toliau, tai vis tiek grius ir jūs būsite tada skaudžiai priversti. Nes bokštas 8 taurės ir 10 kalavijų yra jauč. Yra tai, kas skaudžiai griūva. Todėl, kad tai turi sugriūti ir visata nebenori leisti jums būti kvailio vietoje. Ok. Gerai, orakulą gal kokį ištraukti? Tik to. Gerai, tai tikiuosi, kad tai buvo kažkam naudinga, ramybės, balanso ir iki.